Taip pat iš tos pačios knygos Naujoji žemė. Nubuskite ir siekite savo tikslų. Skyrius nepaneigiamas nemirtingumo įrodymas. Labai trumpas skyrius. Ego gimsta iš skilusio žmogaus psichikos. Tai tikroji tapatybė pasidalinta į dvi dalis, kurias galima pavadinti aš ir mano. Dėl šios priežasties kiekvienas ego yra šizofreniškas, išverstas iš graikų kalbos. Šis žodis reiškia skilusi protą. Susikuriate savo mentalinį įvaizdį, tam tikrą konceptualių aš ir su juo susitapatinate. Gyvenimą taip pat konceptualizuojate ir atskiriate jį nuo savęs. Kai sakote mano gyvenimas ir iš tikrųjų tikite tai savo žodžiais, jūs panyrate į iliuzijos sferą. Jei yra toks dalykas kaip mano gyvenimas, vadinasi aš ir gyvenimas yra du skirtingi dalykai. O jei taip, tai visai įmanoma, kad gyvenimą, savo brangiausią turtą, aš galiu prarasti. Mirties grėsmė tampa visai reali. Žodžiai ir koncepcijos suskaldo gyvenimą į segmentus, kurie atskirai paimti neturi jokio realaus pagrindo. Žodžių darinys mano gyvenimas yra ego kilmės šaltinis. Jei aš ir gyvenimas yra du dalykai, tai reiškia, kad nuo gyvenimo esu atskirtas taip pat, atskirtas ir nuo žmonių, nuo visų daiktų ir būtybių, nuo visko. Tačiau kaipgi galiu būti atskirtas nuo savo gyvenimo, nuo buvimo? Tai yra visiškai neįmanoma. Taigi tokio dalyko kaip mano gyvenimas nėra. Gyvenimas nėra tai, ką aš galiu turėti. Aš pats ir esu gyvenimas. Aš ir gyvenimas yra viena, kitaip būti negali. O jei taip, ar galiu gyvenimą prarasti? Ar galiu prarasti tai, ko aš neturiu? Ar galiu prarasti tai, kas aš esu? Tai neįmanoma. Labai įdomu iš tikrųjų. Reikia pagvildenti.